Treneri, nervingos, kovingos rungtynės, bet su laiminga pabaiga. Turbūt tokios kovos ir buvo galima laukti. Taip, mes išanalizavom žaidimą, matėm, kad jos futbolo pačios nelabai žaidžia, bet ir kitiem neleidžia žaisti. Ir jos vis tik tai reikia pažinti, kad primetė savo žaidimą, nors mes ir ruošiamės, bet primetė savo žaidimą ir mums neleido žaisti, kaip mes norim, kaip mes galim. Technišką futbolą su kombinacinę futbolą jos pačiausiai neleido lošti. Mes mėginas perspėjom, kad čia reikės tą greičiau daryti, bet žaidžia jos labai kietai ir neleis mums, gal ne visas suprato, bet reikia pripažinti, kad jos savo žaidimą, ne žaidimą, kaip pasakyti, mums trukdė žaisti ir pačias nelabai žaidė. Treneri, po pirmo kėlinio pirmame 1-0, bet rungtynės buvo tokios pakankamai lygios. Ką sakėt žaidėjams per pertrauką? Per pertrauką šitą sakėm, kad jų pavojingi yra standartai, nes standartai nuo 50 metrų ir kampiniai, kad būtų koncentracija didelė, kad žiūrėtų, bet kaip parodė, vis tiek mes į vieną įvartį standartinės padėties ir sakėt gal. Tai ir atrodo standartinis momentas nuo kokį 30-40 metrų, atrodo neturėtų būti labai pavojingas, bet prie mūsų vartų jos sukelia pavojų. Treneri, galima teigti, kad pergalę lėmė būtent kovojimas iki pat paskutinės minutės. Nu jo, nes mes į tą akcentavom, kad jo žais iki paskutinės minutės, mes turim žais iki paskutinės minutės. Dėl to ir nusišypsoja sėkmė mums, mes paskutinėm sekundėm persikėlėm rezultatą. Na ir liko paskutinės, trečiosios dar rungtynės sekmadienį, ko gero jos irgi nebus lengvesnės. Taip, bus labai sunkios, nes yra pas juos irgi tokių labai greitų žaidėjų, plus juos ne tik tai žaidžia kietą futbolą ir tokį, bet jie dar plus žaidžia futbolą, kaip sakant, reiškia žaidžia kombinacinę futbolą, žaidžia tikrais perdavimais, gera komanda, taip pat bus labai sudėtinga. Kovosime tik dėl pergalės. Tai kovosim dėl teigiamą rezultatą.